Sveiki visi. Na ką, malonu, kad žiūrit, malonu, kad patiktukus dedat. Dėkuoju, jeigu parašot komentarą ar pasidalinate mintimis. Tai va, šiandien noriu paliesti tokią temą, kas yra žmogiškumas, kas yra žmoniškumas, kas yra žmogus. Ir aišku, tema yra gili. Čia prieš mėnesį porą dariau įrašą, klausiau, kaip manote, kas tai yra. Atsakymą nesulaukiau, nes visgi tai yra tema, kuri reikalauja gilių apmąstymų, paliečiant, sakyčiau, gilias temas. Ir ką? Tai va, mano pirmiausia, kaip sakiau, kaip esu daug sakęs, jums ir įkyrėjęs gal su tą mintim, kas yra žmogus. Žmogus tai dvasinė dalelė, būtybė, įsikūnijusi šiuose avataruose savo, mūsų avataruose. Taigi, jeigu čia žmogus, žmogiškumas tuomet, tai yra viso to, mes esame ta dalelė dvasinė, tai visgi jinai yra pagimdyta, sakykim taip, iš gėrio, iš meilės. Ir tas, manau, visiems savaime tiesiog dūšiai suprantamas tas dalykas. Ir kad kaip būtų, žmogiškumas tai yra to mūsų dvasinio prado pasireiškimas. Nes čia yra mūsų avataras, tai yra kaip transporto priemonė, kaip skafandras gyventi šiame pasaulyje, materialiame. Ir mes per tai galime kažką veikti, kažką daryti ir taip toliau. Ir kas gaunasi? Tai va, žmogiškumas, tikrasis žmogiškumas, tai yra tos dieviško prado, kuris yra mumise, tai yra mes, grinai mes patys, kada pradedam tą reikšti į pasaulį, kada pradedam, kaip čia pasakyti, šviesti ir skleisti tą dievišką šviesę, tą meilę, mūsų, kaip sakant, prigimti, tas yra žmogiškumas. Toliau yra, sakykime, kiekvienas, kaip esu sakęs, paminėsiu dar sykį, tai va, kiekvienas mūsų skleidžia, turi savo elektromagnetinį, fizikai pasakytų, lauką, kitaip tariant, dvasiškai ar ezoteriškai mes turim aurą. Ir ją tikrai nesunku pajusti, nesunku, kaip sakant, tie dalykai yra paprasti, tiesiog žmonės apie tai neužsimąstė, kiti visą gyvenimą neužsimąsto. Tai va, ir mes apie save sukūrėm elektromagnetinį lauką, taip sakykim, kad visiems būtų aiškiau. Ir va, kas gaunasi? Tai yra ta mūsų aura, tas elektromagnetinis laukas, jisai spinduliuoja ir mes jame, sakykim, jei mes ką nors darome, ką nors kūrėme, kambarį tvarką, nesvarbu kokia tai būtų tvarka, jinai atitinka mūsų virpesius. Kaip čia, mūsų elektromagnetinio užtaiso, ką mes turim, mes įdedam į savo aplinką. Todėl, kaip sakysit, pagal aplinką, pagal tai, kaip žmogus tvarkosi, gali spręsti apie patį žmogų. Dėl to ir sakoma nuo senų senovės, koks šeimininkas tokia troba, galiu pasakyti, tokia ir mašina pagal veiklą gali būti, mano, sakykime, yra tvarkinga, bet darbinė mašina. Jinai techniškai tvarkinga. Vaizdas jos, tikrai nėra puikus, bet ji man reikalinga, nes dabar daromi remontai, tas. Ir toliau, koks šeimininkas, toks ir šuo. Tokie ir namai, taip ir tvarkomi namai. Ir taip toliau panašiai. Jūs, manau, čia ginčių nėra. Tai va, lygiai taip, kiekvienas mes sukuriam savo lauką, tebūnie gyvenat butelėje. Bet tas butelis turi savo aurą. Jie jau bendroje, sakykime, veikloje, kai vienas esi, vienas butelis, bendroje veikloje, kai yra šeima, pora bent, sakykime. Jau yra bendras laukas. Kada yra šeima, dar didesnis laukas. Jeigu draugiška, sakykime, giminė, ar yra koks nors verslas, ar kažkokie reikalai bendrai,
tebūnie ir bendruomenės būna. Jeigu jos eina vieningai, jos sukuria galingą energinį užtaisą. Tai yra ta pati mūsų energetika kažkur siunčiama ir ji veikia. Lygiai taip, tą patį turi ir kaimelio aura, ir miesto aura, ir šalies aura, žemyno aura, galų gale viso tą, ką vadinam žmonija, irgi turi savo aurą. Tai va, žmogus, kas yra žinom, kas yra žmogiškumas žinom. Toliau yra žmonija, toks žodis. Ir čia jau pasireiškia, kad nesumaišyčiau sampratų. Mes esame žmonės ir sakiau, kaip pasireiškia žmoniškumas, jeigu tiksliai prisimenu. Tai va, o yra žmonija ir ten jau yra žmogiškumas. Bijau tas savokas supainiot dėl to, bet visą įrašą daryti iš naujo nenoriu. Todėl toliau einam. Vat mes esam žmonės, yra žmoniškumas. Toliau žmogus, teisingai, toliau eina žmogus ir tų žmogų. Šiaip žodis žmonės yra ne per seniausiai padarytas, kiek atsimenu, nes anksčiau kažkur senose knygose, vat kaip kiti būna įdeda gabaliukus, ten yra žmogus ir žmoga. Moterį kaip žmogą vadina net ten tokie dalykai. Nu, ne esmė. Esmė, esi pats žmogus, pasireiškia žmoniškumas. Žmogus, žmogiškumas, gerai, nebesipainėkim. O yra žmonija ir dėl to ir žodis žmoniškumas. Va, darom taip. Aš, kaip sakant, kiekvienas mūsų esam žmogus, pasireiškia žmogiškumas, o yra žmonija, jis pasireiškia žmoniškumas. Va. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas dieviškas pradas, kuris gimė šiame avatare, kuris gali kurti veiklą ir jisai, kaip sakant, jis jau kuria bendrą veiklą su kažkuo, net su visų pasauliu, tu gali, sakykime, buvo anksčiau, buvo varžytinės, Amerikos ir Tarybų sąjungos, kas pirmieji pasieks mėnulį. Ir buvo varžytinės ir kas gaunasi. Ir ta idėja tiesiog užkepė visas pasaulis, net užsidegė ta įdomumas, idėja, kas, kur, kaip vyniojasi. Ir čia jau gaunasi, čia jis pasireiškia bendra veikla. Visos buvusios Tarybų sąjungos, visi žmonės, net ten būdavo, aišku, kas, kur, kodėl, ten nesigilinsi, bet net būdavo pirko, kaip loterijos bilietus, kad ten kažkaip rėmimas eina tenais. Amerikoje irgi visi žmonės buvo už tai. Ir kas gaunasi? Tai yra du galingi užtaisai. Lygiai taip pat. Ir ką? Ir tie dalykai, jie labai veikia. Kam reikalingi sirgaliai? Ten, aišku, kits dalykas, ten tiek to, netinkamas pavyzdys. Tai va, bet elementariausi, geriausi pavyzdžiai, viena pusė už tą, kita pusė už tą. Čia jau pasireiškia žmonija ir čia jau pasireiškia žmoniškumas. Aišku, kiek dabar tai primetu, kad visgi žmoniškumas gali skirtis nuo žmogiškumo. Nes žmoniškumas tai yra veikla. Veikla vardan kažko daugiau. Čia taip, kaip sakykime, yra bendruomenė ir vienas pasiima vardan, bendruomenės naudan padaryti, nežinau, ten kažką sukasti, sakykime, pagražinti. Kitas pasiims kažką nuvežti, parvežti, atvežti. Tai va, tie dalykai, čia pasireiškia žmoniškumas. Ir, aišku, gali būti tokių dalykų, kad, sakykime, žmogus specialiai padaro, ne taip, specialiai negerai padaro, kad po to ten ką nors susukčiauti, ne? Čia jau būtent gėrio blogio pasireiškimas.
Tai va, ir vat čia ir yra visa esmė. Mes esam žmonės, žmogus, žmogai. Taip išeitų pagal seną lietuvių kalbą, nes tada vat, visos tos prasmės tikrai yra aiškios. Mes esam žmonės, kaip sakant, žmogai, pasireiškia žmogiškumas, o yra pasaulis, pasireiškia, tai yra žmonija, pasireiškia žmoniškumas. Štai jums pagrindinis labai didelis reikalas, kurį visgi norėjau ne vieną syk tą įgarsinti, bet galų gale vat šiandien. Taip ryžausi, sakau, tiek to, kaip sakant, reikia jau tą įgarsinti. Tai va, ir kaip ne vieną syk sakiau, atminkit labai svarbu, mes esam Dievo vaikai. Ne vergai, ne kažkas, ne anas. Mes Dievo vaikai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes irgi esam dieviški. O visa kita, kas neina už šviesą, kas neina už tiesą, kas nori sukčiauti, parazitauti, čia lygių nėra. Ir jeigu mano, jie mano, kvailai mano, kad visa tai taip ir bus ir čia nieko. Ir iš tikrųjų taip dabar sąlygos tokios sudarytos, kad blogam būti geriau. Tiek filmuose paimkit, tiek bet kur paimkit. Pasukčiaut, kaip sakau, valdžios pasikeitė, komunizmas tas pats. Kas gaunasi? Susukčiaut, pavogt, kaip kadaise kombikormas ūkiuose ar dar ką nors, yra naudinga, čia gerai ir nieks čia nepagaus ir čia visa kita. Bet atminkit vieną, kad visi tie dalykai yra žinomi ir už tai kiekvienas gausit pagal nuopelnus. Nieks ten jums skurų nelups ir visų tų kvailyščių, idiotizmų, kurios pripasakojo kryžiai, tikrai nebus, nes tai ne mūsiškai yra. Mūsų kūrėjas niekad nieko nekankino ir nekankins. Ta, ką žmonės pasidavė blogiui, čia jau yra kita tema. Jis čia ne prie ko. Ir aišku, yra ilgos temos, didelės temos, bet tik to šiam kartui, manau, jums apmąstymų peno užteks. Ir tai va, žinokit, kas yra žmogiškumas, kas yra žmoniškumas ir kas yra dieviškumas, kas yra žmogus iš tikrųjų. Tai va, nenusipiginkit. Apie tą kitąsyk papasakosiu. Istoriją tikrai paminėsiu. Kas tai yra. Gerai, iki.